Labas rytas, visai pamiršau parodyti, kur vakar apsinakvojau. Ežeriukas už nugaros man. Atvažiavau šito keliu, ten tolumoje matos, išsimaudžiau ežeriuke, irgi matosi, tai paskui užkopiau čia su dviratuku. Man nelabai patinka nakvoti tokiuose viešuose stovyklavietėse, labiau, kad čia matos kažkada seniai buvo kūrentas laužas, bet vis tiek nesijaučiu labai saugiai. Čia matos, kad gal ir žvejai atvyksta. Šiaip girdėjau balsus nelabai toli, bet kadangi truputėlį buvau pasislėpusi gilyn, tai visai nebuvo nejauku. Parodysiu tai dabar, kur mano stovyklavietė. Aš ją jau beveik visiškai susipakavau. Ruošiuosi išvykti. Tai miegojau čia. Nelabai buvo čia taip patogiai, dėl to, kad nuslydau paskui, nelygus paviršius buvo, bet vis tiek gerai. Čia visai šalia yra miškų urėdija, tai visai nesijaučiau, kad būčiau nesaugiai. Ir gražus vaizdelis matosi pro palapinės plitę langą. Можем съездить тогда. Съездить? Ну вот сейчас я поехали. Kiek čia buvo lopelių. Kaip tokiu keliu važiuoti. Na ir privažiavau upę Nerį. Plati labai čia. Ir patikos toksai yra. Traškantis. Čia mano dviratukas. Važiuosim toliau link Nemenčinės, paskui link Medininkų. Toks jausmas, kad važiuočiau Nidoj. Ir kvapas pušų, pušynų. Ir visas tas pojūtis, kalvelės tokios. Ir kankorėžiai ant kelio. Na ir kažkur vidury miškų kely sumąsčiau pasidaryti pietukus. Tai dešrytės kepa, skibytė laukia, kavytė irgi savo eilės laukia. Stoteliai tiesiog, va taip, poilsiukas. 50 su virš numinta, tai visai nusipelnytas. Medininkų pilis. Tada čia nebuvau buvusi. Bet panašu, kad po lankymo valandų aš jau čia. Ir tik tais pro vartus pasižiūrėjau. Atvykau į Medininkų pilį, dėja jinai jau yra uždaryta, nebespėjau aplankyti, nesu čia buvusi, gaila iš tikrųjų. Gražiai visai pilis. Čia iš tos pusės griuvėsiai, iš kitos pusės yra pafilmuosiu paskui. Medininkų pilis aplankyta, dėja nedirbo, į vidų neėjau, bet graži pilis. Iš vienos pusės tenais yra
sena, o čia jau matosi. Tokios nakvynės vietos dar nesu turėjus. Žodžiu, čia neįmanoma įvažiuoti iš kelio, bet čia kelias, kuriuo aš važiavau. Nu, įmanoma, čia matomai gal kažkada ūkininkas ar važiuodavo, bet dabar nieks niekur nevažiuoja. Tai čia žiūriu, yra kažkokios kitos sukrautos rulonai. Galvoju, užsilysiu žanų ir viskas bus okei. Manau, kad bus okei. Čia tokia veikia tada. Čia va pasistatysiu palapinę. Čia reiks tą dar pasidaryti, kad nesimatytų per tą tarpą. Čia jau biškį užsistačiau. Na, čia jau bus palapinė, tai čia nieks niekur nematys tikrai. O čia atlikinėjau greitesnio interneto paieškos apeigas. Kadangi mėgau prie Baltarusijos sienos, tai interneto beveik nebuvo, o labai norėjau, kad tradicinis vakaro video pasiektų jūs, tai teko pasistengti. Gero žiūrėjimo ir iki pasimatymo ryt.